Pakokime, kokia situacija. Sakė, atostogos jie čia vadina. O dabar šiuo metu yra 4 valandos 55 minutės. O iš tikrųjų tai yra 3 valandos 55 minutės, nes dar mes 1 valandą pasiankstinam esam. Tai štai ir išgerkim. Kur skubat taip iš pat ryto? Vyras užsimanė Liuksemburgą aplankyti. Tai kad spėtumėm ir į Liuksemburgą, ir į Disneylandą. Anksti atvažiuotumėm, reikia išvažiuoti. 3. Bet jau, ne. Gal tas vyras? Ne, tai negi aš. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Oi. Labas rytas. Labas rytas. Jau atsikėlėt? Labas rytas. Tam, kuris žadėjo naktį nemiegoti, yra sunkiausia šiuo metu. O Vaiva su Elze vakar žadėjo keltis 3 lygtais. Tai noriu informuoti, kad lietuvišku laiku panašiai ir atsikėlėm. Raportuojame iš antrojo ekipažo. Yra 5 valandos 13 minučių. Ankstyvas rytas. Saulė pakilo. Golden Hour šviečia. Oi, kaip gražu laukuose. Atostogos. Ankstyvos ir sudėtingos, nes iš tikrųjų tai yra 4 valandos 13 minučių mano lietuviškam organizmui. Ne, Audronė, 6 valandos 13. Ai, 6? Ai, tai tada easy peasy galim važiuoti. Normaliai. Žodžiu, žmona. Skaičiuot nemoka? Nesigaudau. O dabar į kelionę Ir vėl palydės. Saulė. Apagins. Langas Apšiktas? apšiktas. Tai va. Šiandienos tikslas aplankyti 3 ir 4 šios kelionės šalis. Unbelievable. Liuksemburgą ir Prancūziją. Dabar vaikai galit papasakot, kaip miegojot. Kol nepradėjo skambėti Kristinos žadintuvas, nes jis skambėjo kokias 5 minutės. O tai, ko tai pasiekmė? Kristina jo neišjungė, jinai jo negirdėjo. Nežinau, O jinai buvo? miegojus. Bet dar miegojo, kai žadintuvas skambėjo. Nežinau. Nes tu nesikėlė, ką? Principingai. Aš gulėjau ir aš bandžiau nekreipti dėmesio į žadintuvą, nes aš norėjau miegoti. Kristina turbūt irgi taip pat. Bandė nekreipti dėmesio žadintuvą, nes jinai dar norėjo miegoti. Ir Saulė į kitą akį akina. Ir paskui jinai užsnūzino jį. Ir po 10 minučių dar kartą skambėjo. Ne, paskui neskambėjo. A, tai tada neužsnūzino, tada išjungė. Ai, tada išjungė, bet mamos dar gulėjo. Vidutiniškai miegojai? Kodėl vidutiniškai? Aha, pažadino kažkas. Iš karto užmigai ir iš karto pažadino, ar ne? Super. Vyras gavo kavos netyčia. Karšta. Tik atsargiai karštų vandenį užpyliau. Čia negerk, aš patikrinsiu, tada gerk. Ai, Kokia rūpestinga žmona. likinčiai čia gal ne, bet... Labas rytas, štai ir aš vėl bandysiu būt kaip vakar, aš vėl dainuosiu, la 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 la. Aš vėl bandysiu tau dainuoti. Rytas, labas rytas, džiaugiamės, klausysiu, pasistengsiu.
Veikė, netikėta. Į Frankfurtą am Main. Nu, vienu žodžiu, čia visos man vietos žinomas iš mano serialų ir čia mes važiuosim per pavasario atostogas arba rudens. Frankfurtas, Leipzigas, nu viskas. Aš tai Frankfurte buvęs. Na, kur tu nebuvęs? Spidometrai. Algirdas stengiasi pasiekti didžiulį greitį, bet aš nemoku apsukti. O, tas spidometras rodo spidometras, nepato spidometrą. O, tu eik jau, baig. Bando, kiek mašina spaudžia jo. Nuo kalniuko tik tai. Į kalną nebandysim, tik nuo kalniuko. Antanui patiko mintis. Tėtis važiavo ant 190. Daugiau viskas nesivažiavo, žinok. 109 buvo maksimumas. Kaip jautėtės? Man užrūsė biškai. Parašyk, kad mes išbandėm, mūsų mašinos limitas yra tik 191. Iš lauko operatoriai eina kartu. O dieve! Operatorė eina kartu su kino žvaigžde ir filmuoja, kaip jisai dirba. Tik užmiršo operatorė, kad reikia žiūrėti. Šitos mašinas važinėja kaip išprotėja. Laksto. Kažkoks Antano geresnis stiklas. Aš vakar valiu. Vandens. Tai sveiki gyvi iš antro ekipažo žinios. Ką tik užsipylėme. Labai kokybiško kuro. Litro kaina €90. Dabar važiuosim kaip vokiečiai. Ant 200. Vokiečiai, kaip matom, Autostrados geros, 3 juostų, pagamintos iš betonkės. O jūs molėtų plentus skundėte. O jūs skundžiatės molėtų plentų. Čia viskas iš taip pat gaminta. Tai kiek? 225 išspaudėt? Jo. Pas mane tai 191 sustojo. 225 ir paskui jau viskas. Spaus daugiau nespaudęs, kaip netraukti jau. Aš nuo kalniuko tai paspaudęs viskas ir sakau 191, tai čia dar turbūt tas vienas iš inercijos. O tai koks 225 buvo. Koks Toyota? Ribojimas. Hey, welcome to Luxembourg! Nu koks fainas tas Liuksemburgas. Nu visai negaila, kad 3 valandom vėliau į Disneylandą atvažiuosim. Gal tik tais 2. Į Liuksemburgą atvažiavom. O dieve man, o dieve. Kelinta tai jūsų valstybė? Skaičiuotų tas kelionės. Ne, šitoj. Lenkija buvo, tada buvo Vokietija buvo, nu dar Lietuva. Tai ketvirta čia. Kur varot? Ten. Ponas Liuksemburgas. Labai žiauriai saugiai. Labas, mama. Spėk, kur esu. Liuksemburge. Svarbiausia paklausti, kaip miegojom. Ar lovos patogios buvo? Mane patiko kaldros prisirinkti. O jau pasiruošei, ką papasakosi apie tos rūmus? Nieko, aš nesakyčiau. Tai kitus neleido tikti, kitus sakė, čia GPT, Algirdai laukiu visur. O gražus vaizdas. Ką, va? Gražus vaizdas. Tai negražus vaizdas? Gražus vaizdas. Ne šitą. O kurį? Nu gerai, apie rūmus galim papasakot. Klausot? Šie elegantiški rūmai yra oficiali Liuksemburgo didžiojo hercogo rezidencija, kuris priima valstybinius svečius, rengia oficialius renginius ir kartais dirba kasdienius darbus.
Jie išsiskiria ne tik savo renesanso architektūrą, bet ir tuo, kad tai veikianti monarcho rezidencija, panašiai kaip ir Bekingemo rūmai Londone, tik mažiau turistų ir daug arčiau. Galite paliesti duris kokias nors. Pastatas buvo pastatytas 1572 metais, iš pradžių kaip miesto rotušė. Vėliau čia buvo gubernatoriaus rezidencija, o nuo 1890 metų tai oficialūs didžiojo hercogo rūmai. Antrojo pasaulinio karo metu rūmai buvo okupuoti nacių ir naudoti kaip koncertų salė, kai kurie baldai ir meno kūriniai buvo sunaikinti. Fasadas. Tipiškas flamandų renesanso stilius su smailiomis arkutėmis, balkonais ir bokšteliais. Sargybos keitimosi ceremonija kuklesnė nei Londone, bet vis tiek smagi pažiūrėti, jei pataikysite. Už 1000 metrų Prancūzija, border control. Welcome to France. Bonjour, bonjour. Ar jau buvo, ar nebuvo? Apie būtų. Būtų jau. Turi būti didelė Prancūzijos vėliava. Turiu patogu. Va, Prancūzija buvo. Mes jau Prancūzijoje. Nu, ką darysim? Mokėsim, pasiimk talonėlį ir susimokėk išvažiuodamas. Nepamesk talonėlio. O, kažkokia degalinė. Bus už 20 km. Gal čia ir stosim? Tai šiuo metu važiuojame į Paryžių, į Disneylandą. Oro temperatūra yra kukliai šilta, 34 laipsniai. Šios dienos planas – Disneylandas. Nu ką, žinokit, Lietuvoje gera gyventi, kuras pigus, tai ne €80. Naujas rekordukas, šiuo metu važiuojame vis dar į Paryžiaus Disneylandą, oro temperatūra 35, poilsio nebus, nes Disneylandas atsidaro anksti. Atsidaro, vėl poilsis Paryžiui, biškį gal pirmą dieną ne taip anksti išeisim į Paryžių. O pirmą dieną niekur bilietų nenusipirkom? Ne, pirmą ne. Antrą į Versalio, trečią į Luvrą. Esam Eurotriperiai, niekur nevalgom, Nieko nevalgai. valgysim Disneylande to pigaus maisto. Po 17 eurų 2 picas. O tėvam nereikia. Iškrovos dieta. Išsikrauk Disneylande. Anksčiau žmona sakydavo, tau reikia, turi išsikrauk, aš tai valgysiu. Dabar panašu, kad laikysis ir audronė šios dietos. Laikysis. Vis dar važiuojame Prancūzijoje. Blogos žinios. Atvėso. Liko vos 29 laipsniai. Nieko, kultūrinis šokas bus, kai reikės iš šitos mokamos autostrados išvažiuoti ir pasakys, kiek turi susimokėti, kad turėjai garbės čia važiuoti. Kaip manai, kiek reikės susimokėti? Tai apie 9 eurų, ne? Ne, tai 9 eurų, sako, nuo Paryžiaus iki Nicos. Tai čia pem. Hello, my friend. Insert something here. €27 eurai. Puždyka. Ačiū už jūsų. Ir net nieko ačiū nepasakė. Klas van, sakė. Pirma klase važiavo.
Apiplėšimas. Mokina mane. Visą kelią pramiegojus. Nu, dabar atsibudau tik. Atsibudo ir mokina. Žiūrėk, brangusis, va šitą juostą reikia. Čia viršui rašo. Taip. Iki 5 minutės iki rančio atsibudo į mokiną. Tai žinoma, tu žūtum be manęs. Wow, atvykom, hello. Oh my god. Ir taksai važinėja visokie. Saugos postas yra. Bonjour. Your booking, please. Booking. Paris app, Disneyland Paris app, okay? Yes. Chuka? It's okay. Reception Street, 1 point left. Okay. Thank you. Thank you. Filmuoji? Ne, šitą tai nešalmų biškį kėdavau. Nu, Kažkur ieškom reikia. stebuklo. Ai, čia žiedas, o? Žiedė kažkaip ir tenai bla 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 ir left. Reception. Reception. Ar ne per daug saulės? Labai mažai saulės. Bet kur tėvai? Labai karšta, iš dušo. O, šitą gal žalias yra? 5 eurų. Pirksim. $60. Visi. O, originalai. Ir parašyta. Miela. Angel. Mes galim žaisti vartitūrę. Kad nepirktumėm? Kad nepirktumėm. O, magnetukai. Mėgti, kur bošuojasi. O, 6 eurai tik tai. Šitas geras atrodo. Irgi 6 eurai, ta didelė. Nu, tai jau paguglinot, kas yra tas Davidas Kroketas. Dar nelabai supratau, kai ten O, pasidėti. tai kaip mes va čia įvažiavom prie šlagbaumo, mes čia gyvensime. Trečias. O jūs tai čia, jie kažkur? Nu, einam. 4,8, tai 4,9, 50, tai ne, mes gal prieš tai buvom. Ne, mes didėjom. Čia Tai tik tais, nu, jo, čia vienpusės eismas, mes turime visus pravažiuoti. Čia jie gal nupirko, dabar renovuoja, jie nėra tokie jau labai nauji. Neatrodo, bet nesmė. Atrodo. Visą ratą mes čia turim Nu, apsukti. ir kad Prie grįžtume. išvažiavimo. Nu bent jau prie išvažiavimo. Visiškai prieš važiavimo šitas. Bet bent Bet jau labai pavėsi bent algirdą. Šašlekinė yra. Ir dešrelių gali ten nusipirkti. Esame Disneylando Davido Kroketo rančoj. Čia mūsų namelis. Šių namelių yra labai daugybė. Kodėl įstatymą šiukšlį neišmetė į šiukšlės? Mūsų draugai kažkuriam kitam apsistojo. Na, o mes einam pažiūrėsim, kas yra pas mus. Galima mėsytės pasikepti, viskas švaru. Turim savo staliuką, savo nameliuką. Jau. O, 3 lovytės vis. Mikiais, pledukais. Wow, Mikiai. Mikiai šitie skautai kažkokie. Medžiotojai. Ir virdulių yra. Ir tėvai turi asmeninę vonę. Nu, vaikai. Welcome to my crib. Pristatom, ką turim. Gerai, house turas. House taip. O, sveiki, ačiū, sugužėjo, tai tiki. Vis dėlto čia tik virtuvė, nes nėra skalbenkės. Gerai, čia mūsų virtuvė. Tokia labai. Su indaplovė, kuri atrodo kaip skalbinių dėžė.
Nuskalbenkė. Čia va pats geriausias. Tada čia mūsų stalas. Pigiausias dalykas turi kondicionierių, kur amerikonai pasigenda. We have it. Oh my god. Gerai, tada mūsų svetainė. Nice, very nice. Va, televizorius. Tada šitą buvo mėgamasis. Wow. Ir ten tūlikas. O kur vaikų tūlikas? Neįsivaizduoju. Šito dar netradau, atrasim kartu. Štai čia tūlikas. Bum. Bum. O, jis turi dušą. Dušas yra. Dušas. Aš eisiu praustis galvą. Wow. Tai gal tavo dušas šitoj spintoj? Gal. Jes, jūs turite atskirą tūliką pašikti. Bet tai kad tik tūlika. O kur dušas? Ne, bet tai... O kas čia? Praeik. Čia užrakinta. Ne, mes turim ir dušą, ir kriauklę. Šviesą jungia. O, Ne, tai čia... Tėvų dušas ir vaikų dušas. Unbelievable. darom duris. Ir čia yra vaikų kambarys. Wow. Su labai įdomiais paveikslai. Ai, lovelė čia įsitraukia pačioj. Rimtai? Ma, ecco la guarda. Cazzo, come te che nežinau, mano tai na. Mama, tu bus dabar Realiai žygis su Vaiva mane Aš tai raudonų kilimų. Sveiki atvykę į Walt Disney Studios. Allez, les faire rapidement. Mais tu vas pas me dire qu'on a personne d'autre. I'll contact Adnan or the boss. Pas de chance. Antoine et la Guêpe sont en train de régler son compte à Hydra à Hong Kong. Yes, I can see Adnan and the boss are somewhat occupied. Jeigu reikia, man nepatinka. C'est mieux. Allez, on avance. Occupez toutes les places disponibles. On n'a plus beaucoup de temps. Analyse des panneaux escamotables. Kokie įspūdžiai? Superinis, pats geriausias. Nebaisu. Iki šiol pats geriausias. Pata. Nebaisu, bet aš labai labai. Nereikia užsimerkti, nes tamsu. Ir nieko nematot. Bet aš visus galiu. Bet man jiems geriausiai, kad jie nepanašiai. Pasakojam įspūdžius. Žiauriai geras. Koks, kur čia buvot, ką darėt? Šaudas Spider-Maną buvom, taip? Taip, Aš ant porų nušokė. taip. Ir jau beveik net abiem rankom šaudė, nes Taip, nes ten galėjo 4 žaisti, aš už 2 žaidėjus. Kiek duodate taškų? 10 iš 10. O pirmam tam viešbučio liftui? Minus 100. Minus begalybė. Aš čia portaltas užsidėjau, žinoti. Taip, aš šaudžiau. Sakė, gal tu bėgi? Sorry. Man rankas
Man irgi skauda. Nežinau. Hey, thanks for coming, everyone. Vous serez toujours les bienvenus chez Rémi. À bientôt et bon appétit. Mignon. Vaikai, kaip patiko troškinys? Labai! Kiek tau taškų? Begalybė! Vertas kartojimo, ne? Šitą norėtų. Iš Spidermaną geresnį. Geresnis man ir Spidermaną. Tu esi greitis. Pasileido, matai. Čiut neiškrito. Safety first. Now stay seated until your car comes to a complete stop. Il suffit de lever le joystick à l'avant du tapis. Playing le joystick in the front. La palanca orientée par la seconde. Joystick up, toujours up. Žygi, žygi. Baisiaukai jau leidžiame. O, stogai. Récupérez vos effets personnels et suivez les pas de sortie. Jau mus leidžia. Congratulations, you were fabulous. Vertinate Aladiną. 10 iš 10. Tada abi dvi rankos mėlyno. Šitą mėlyną pusiau ir šitą mėlyną. O kas jums nutiko? Labai stipriai spaudė kažkas.
Kodėl? Tu jau pririštas ir čia laikaisi? Mama, tu apsivengsi? Yes. Tu apsivengsi? Aš vyras. Tu apsivengsi? Taip. Jūs apsivengsi? Kiek tiesiai, kameros taip nestovi. Alio, Taip nekišk, kad paskui tau neiškišk. jūs apsivengsi? Tikriausiai, nes ką tik vandens prisigėrė. Nesukip, davai nesukip. Tėti, nu nelies, man ir taip buvo baisu. Kad Tai mes galim apsivengsi. palaikyti, kad nesisuktų. Leik. Filmuoji ar ką darai? Šikui. Geriau žiūrėti savo padelį, ne į kitų padelius, nes tada darosi baisu. Reikia šiaip ir mažytės sudaryti. Mano 16. Bienvenue sur Dumbo de Flying Elephant. Veuillez rester assis pendant toute la durée du vol. Et Dumbo demande que vous gardiez bras et mains à l'intérieur. Pour faire décoller Dumbo, tirez de Keliam į viršų. Dramblys nori kilti. O? Oh my god! O, žiūrėk, ką jūs tą mojuoja, pamojuokit. Mes pažiūrėjom aukštežių. Kof. Oro balonas. Pabaiga. Pabaiga. Viskas pabaiga. Įlieki mikrofoną. Čia bus kažkas atsipakščiai. Bus laivai. Laivai? Ir vanduo, nejaučiat vandens chloro kvapo. Aš jaučiu. Čia baisiai daug gėrių. Oi, kas šviesa. Oi, kaip gražu. Čia kabinė, ne? Taip. Aš iš šitą kabinę noriu pasiimti. Aš noriu. Šaudo jie niekšai. Les gars, c'est de là.
ne touche jamais la main dessus. Oh, Sparrow! Tais-toi, petit. Très bien. Leidžiasi žemyn ir fotkina. Meta žemyn. La magie est cette chose que l'on ressent à l'intérieur de soi. Sometimes magic is something you feel inside. Tai kokie įspūdžiai po pirmos dienos Disneylande? Man skauda koja. Pirmą dieną ir jau skauda. Man vienu dirbu. Ar rytoj dar eisime? Taip. Ir eisime apleistą viešbutį. Vaizdinį baseinos, viešbutį ir viskas. Jo, ne. O jau trečią dieną tai tikrai Viešbutis. tiesiai į Paryžių.